Labas vakaras. Į kovą mirk arba gyvenk su viena kukliausių rinktinių visoje istorijoje. Vietos kitąmet vyksiančiame pasaulio krepšinio čempionate siekianti Lietuvos nacionalinė vyrų komanda prabangos pralaimėti tiesiog nebeturi. Norint keliauti toliau, lietuviai privalo įveikti Serbijos, Turkijos ir Bosnijos bei Hercegovinos ekipas. Tiesa, kol šioms komandoms talkins stipriausių šalių žvaigždės, štai Rimui Kurtinaičiui paskelbus rinktinės žaidėjų sąrašą paaiškėjo, kad lietuviai versis vos su 2 krepšininkais iš Eurolygos. Plačiau reportaže. Sulig Liepos pradžioje patirtų pralaimėjimų italams, net ir menkai krepšinio besidomintys iš karto suprato, kad Lietuvai pasaulio čempionatas jau beveik nuplaukė. Matematika čia labai paprasta – 6 rungtynės, kuriuose reikia pasiekti pergales. Pralaimi daugiau nei 2, čempionate tikrai nebūsi, o jei laimi bent 4, vis tiek nesi garantuotas, bet atidžiai seki kitų komandų rezultatus. Iš karto po pralaimėjimo palikti trenerio postą norėjo ir Rimas Kurtinaitis. Visgi Balčiūnas pasakęs, kad situacija dėl rinktinės ateities bus išspręsta per 10 dienų, nerado, kas norėtų užpildyti šią poziciją ir grįžo su atsakymu. Mes kaip asociacija Lietuvos krepšinis šiandien vienbalsiai reiškiam pasitikėjimą Rimu Kurtinaičiu. Vykdomasis sprendimas vienbalsiai netvirtino atsistatydinimo pareiškimo ir siūlo tęsti susitarimą vykdyti Lietuvos rinktinės vyriausio trenerio ir trenerio pareigas. Tiesiog niekas nebenori net ir treniruoti Lietuvos rinktinės, ypač tokioje situacijoje. Tai yra situacija, į kurią mus nuvedė Mindaugas Balčiūnas. Ir tai yra situacija, iš kurios labai ilgai lipsim. Jeigu neišeisim į pasaulio čempionatą, vėl nežino, kaip bus su olimpinėmis žaidynėmis. Keltas klausimas, kokią rinktinę pavyks suburti, o Kurtinaitis, kurio pozicijos užimti niekas nepanoro, pristato rinktinės žaidėjų sąrašą, tik panašu ne tokį, kuris tenkins bendruomenę. Treneris kartu su štabu paskelbė 14 krepšininkų, kurie pratęs atranką į planetos pirmenybes. Lyginant su praėjusia sudėtimi, skirtumas kaip diena ir naktis. Nukraujavimas čia akivaizdus. Ne vieno NBA krepšininko, o sąraše apskritai nei Valančiūno, nei Buzelio, Jakučionio, Normanto, Veličkos, Sargiūno ar Brazdeikio. Liūdna, kad esant tokioje situacijoje, kai žaisti Lietuvos rinktinėje nebėra nei prioritetas, nei ypatingas džiaugsmas, nei ypatingas masalas patiems geriausiams žaidėjams. Ir dabar akivaizdu, kad iš tų, kurie nežais rinktinėje, mes sudarom kokius 3 kartus stipresnę komandą negu iš tų, kurie žaidžia iš to rinktinėje. Tad belieka atiduoti pagarbą tiems vyrukams, kurie išnaudoja savo šansą ir atvažiuoja. Tarp 14 žaidėjų vos 2 Eurolygos krepšininkai – tai Ąžuolas Tubelis ir Marekas Blaževičius. O bene pirmasis nerinktiniai tarė būtent dar vienas Žalgirio aukštaūgis Jonas Valančiūnas. Tiesa, kokia to priežastis neaišku. 34 centrui neatvykimas į vasarą vykstančią rinktinės stovyklą yra retenybė. Jeigu tu reiški kažkokią protesto formą arba nori kažką pasakyti, bet palieki klausimų, ką tu tuo nori pasakyti, tai iš tavo to protesto lieka šnipštas. Mes praspėliosim, mes visi įtarėm, didelė tikimybė, kad Jonas nežaidžia būtent dėl to, kas yra komandos treneriai arba dėl pačios situacijos asociacijai, bet tai ir lieka spėlionėm. Norėtųs tvirtesnės pozicijos čia iš kapitono, užtikrintesnio pasisakymo. Į rinktinę po 2 metų pertraukos pirmą kartą pakviestas Donatas Motiejūnas. Visi jau buvom pamiršę net, kad tokia opcija apskritai egzistuoja. Tai sakyčiau, vienas netikėčiausių triušių iš kišenės, ką ištraukė Rimas Kurtinaitis per savo visą epą Lietuvos rinktiniai. Paskutinį kartą rinktinės marškinėlius Motiejūnas vilkėjo 2024 metais, kai komanda žaidė olimpinėje atrankoje. Tai rodo tam tikrą desperaciją, nes prieš tai Kurtinaitis tarsi netgi su tokia šypsena kalbėjo apie Motiejūno opciją apskritai, kad nesvarstė tokio varianto. Ir pasiema Donatą Motiejūną komandą. Tai tas toks, sakyčiau, mėtymasis, desperacija rodo situaciją. O situacija yra šūdas. Visi 14 pakviestų žaidėjų jau artėjantį pirmadienį rinksis Birštone, kur pradės treniruočių stovyklą.